mes šiandien susirinkome mūsų nuostabiam šou Įvertink bairį, kur žiūrovai įvertina bairį nuo 1 iki 10, paplojam visi, daugiau, dabar dešinė, centras, ant kairiosios pusės visi. Paplokite visi, kas yra iš Vilniaus! Sugadino žiauriai gerą bairės, aš norėjau sakyti, kad visi progresyvus mokesčiai bus kairioj pusė, nes čia toks politinis. Ne toks ir geras buvo, todėl ačiū Dominikai, kad pertraukėjai. Ne pirmą ir ne paskutinę kartą. Taigi ką, aš noriu šiandien jums pristatyti mūsų dalyvius. Taigi yra Dominikas Narušis, kuris parašė 80% Lietuvos humoro BVP, paplojam jam! Per aukštai keli ranką, Vokietijai tai yra nelegalu. Ne, dar žinau. Mūsų bairių policija Žilvinas Kerbelis. Žilvinai! Jūs žinot Žilviną iš tokių projektų kaip... Tai va, toliau važiuojam. Supratot, taip? Bairį, nes nežinom. Ir ką? Ir jūsų nuolankus tarnas, aš Olegas, visi galvoja, kad aš išėjau iš komedijos, bet aš apgavau. Aš išėjau iš jos ir vėl įėjau iš naujo, kaip su tavo mergina. Taigi ką? Progalinį įėjimą. Nors kas joje nebuvo. Ir mes šiandien nekvestionuojame jokių sprendimų, kurios priima bairių policija, taisyklės tokios. Aš dalyvauju prieš savo, ir priešą, ir geriausią draugą, ir geriausią priešą, Dominiką Narušį. Ir mes turime pirmą turą, kur mes sakysime 7 paruoštus bairius, antras turas vizualūs bairiai ir trečias turas yra bairiai vietoj, arba kaip mes vadinam, improvizacija. Vietiniai. Dar kartą, impro... Vietiniai. Net žmogus salėje geriau kalba negu tu. O kalbant apie mūsų salę, šiandien jūs vertinsit bairį. O kasgi vertins bairius? Jūs norit? Tu kažkaip per daug šokinėja. Kaip Žilvino mergina vakar, taigi ką? Jo, ne pirmas ir ne paskutinis bairis apie tavo. A, tu turi merginą šiaip? Turi. Taigi, ką? Mes šiandien turim tokias lentutes. Jau nebe. Taigi, nuo 1 iki 10. Ir mes turėsime turėti 3 žmonių vertinimo komisiją, taigi esate jūs ir jūs, nes jūs sėdit pačiam, jūs ir jūs, nes jūs sėdit pačiam priekė. Taigi ką, paimkite prašau ir jūs turėsit pasitarti ir nuspręsti, gerai? Nebijokit? Tu ne. Olegai, o aš, o tu ne. Nieko asmeniško, tiesiog tu man nepatinki. Ir ne pirmas, ne paskutinis kartas. Stumk mano draugės, gerai? Stumk į tavo draugę. Taigi ką, gal kartą parepetuom, koks jūsų vardas? Guosta. Guoste. Pagostim tave šiandien, kaip tavo mergina. Ir ką? Jau atsibodo tas bairis. Guoste, malonu. Jūsų? Lėja. Guoste, Lėja, o jūsų bus kokia Adriana? Kornelija. Malonu, Kornelija, Guoste ir Adriana, ir jūs turit... Gal užrašom ant kaktos, jums bus paprašiau biškai. Čia ne tas žaidimas. Tai jūs tiesiog 3 turėsite nuspręsti, kaip jūs kolektyviškai vertinat bairį, bei jūs niekas nevertins. Jeigu jūs kažką blogai įvertinsit, tiesiog bus labai daug... Va, jūs galite įvertinti. Va, žiūrėkit, aš sakau, tipo, Kornelija, tipo, bairis. Va, ir kad kiti matytų, vienetas. O dabar aš super gerai pajokauju, sakau, vat vakar buvom su Žilvino mergina vakare. 5. O dabar įsivaizduokit, aš žiauriai gerai pajokauju, kaip, ten, super geras bairis. 8. O 10 jūs niekam nedodat. Nusipelnyti reikia. Reikia nusipelnyti. Paplojam šitam atsakymui. Vienas iš... Man tą patį sakė Regitroj. Kaip aš myliu bairius. Labai lengva juokauti.
mes pradedame pirmą turą ir atsiminkit, kad humoro taisyklės žino tik Bajerio policija, todėl dar kartą paplojam, gerbėm Žilviną ir mylim. Taigi, Bajerio policija, ar jūs esat pasiruošusi? Pasiruošęs. Dominikai, ar jūs esat pasiruošęs? Žinoma. Taigi ką, pirmas turas, Bajeriai, kurias mes sugalvojam iš anksto. Dominikai, pradėkit jūs, nes jūs žinot, tai... Pradedam. Taigi, Dėl to mes jam ir mokam. Pradedam. Palauk, kaip mes ten... Paspausk tam jo. Ne. Važiuojam. Taigi, pirmas bajeris. Vieną kartą prisigėriau daug alaus ir tapau toks atviras, kad iš manęs visas alus iškrito. O, teigiamas. Jėga. O nebėra 5 teigiamus. Bet pas mane 5-baliai sistemoje, ne? Nu, tau kaip specialiam žmogui. Galim ir 5 balį. Gerai, aš dabar parašiau kitą. Nuėjau pas stomatologą ir ant durų buvo parašyta traukti, o man nereik traukti, man reik dantų higienos. Šitas sudėtingas, ne? 7. O. Kristian, nelabai, ne? Nelabai, ne? Labai jums ačiū, man atrodo, jūs labai objektyviai vertinat bajerius. Aš tikrai nenoriu sakyti, kad kažkaip... Plus minus. Labiau plius, labiau plius. Kokie balai. Antras bajeris, Dominikai. Atsiprašau labai, Bajerio policija, ar turit kažkokių tai pastebėjimų? Už Dominiko Bajerį anksčiau būtų ištrėmę. O aš tavo parų būtų davę. Tai toks. Gal ir geresnis buvo. Gerai, bandom tada toliau. Dominikai, jūs. Ką laiko vištas, kai baigia mokyklą? Egzaminus. Jūsų tokie standartai? 7, wow! Dominikos mokykla apsidžiaugtų už tokį pažymę. Išlaikyčiau. Nes ir angliškai buvo biškai toks multikultūrinis. So it was 7, yeah? 7. Thank you so much. Maybe some... Excellent. I think it's perfect joke. Yeah. Maybe someone is watching us on internet worldwide. So like and share and subscribe our channel, and we are not Latvia. Alle Leute aus Deutschland, liken, sharen, subscriben. Bitte. Dankeschön. Ну, если смотрите в России, идите нахуй. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Дивіться нас на Ютубі. Так от. Ну ką, antras. Tikiuosi, jis toks bus mošnas kaip šitas mocas. Močas. Kažkas odą pagavo, tiesiog taip, žmogus sėdėjo. Done with you, boy. Atskridė iš Baltarusijos pidaras. Pidaras čia nebuvo seksualinė orientacija. Jeigu kas žiūri... Gyvenimo būdas. Nu, aš sakyčiau, mano toks gyvenimo būdas. Gerai, einam prie Bajerio gal. Wow. Bajerio policija, mes turim jūs... Nes man iškvietimus į perkuntimą gali būti. Aš nesprantu, kam tu užsidėjai atšvaitą, jeigu tu mataisi 100 metrų vis tiek. Jis čia dabar iš tikrųjų pamainojais, v Tichare pabėgo tiesiog. Paliko mašiną už kampo ir čia kultūrinė. Gerai, mano antras, važiuojam. Nuėjau į kavinę, paprašiau kavos. Man sako, iš Brazilijos ar iš Etiopijos? Aš sakau, gal vietoj kažką turit? Čia irgi tarptautinis. 9! Palaukit. Man atrodo, Bajerio policija. Ar jūs nepastebėjot, kad... Kad būtų kur tobulėt. Ar jums netrodo, kad salėje žmonės kažkaip galvoja kitaip? Ar jums netrodo, kad reikia atimti kelis taškus? Kaip jūs ponas sakiniais raudonais galvojat? Irgi mano kolega. 9 kelia. Aš jau pamiršau Bajerį. Apie kavą. Ai, kad vietoj geriau.
tai geriau jo, bet pitakas. Taigi ką, ar mes vertinam pitakų? Tai 5+9 vidurkis 7 bus. Gerai, 7, užrašom. 7. Taigi trečias bairis. Dominikai. Aš svajojau apie nuosavą verslą dar mokykloje. Kai klasiokai darė fizinį, aš jau dariau juridinį. Suprato, ne? Ką? Ką? Ble. Nu tikrai neduo. Mes pasidarėm. Du? Dominikai, priprask prie objektyviau kriterijų. Sunki publika. Daugiau. 8? Tave taip lengva perkalbėt? Tai 10. Nichuja, 2. 10. Nu gerai, 2. Ramba, aš nenorėjau. Aš ant šitą bairą, kad šitą bairą sukurčiau, aš įmonę atidariau. Ir tipo 2. Nu ne, objektyviai, kiek? 7, 6. 7, 6, 5, 4, 3. Rinkis, Olegai. 2, 1, važiuojam. Ne, sakykit, kiek? 6, 7. Tu gali pasakyti tiksliai. Kiek balų. Nes man atrodo, jis taip rimtai tave išveš. Nes čia viską registruoja visus balus. 7. Ir mūsų šiandien norim priminti, kad mūsų dirbtinis intelektas skaičiuoja, kiek ką surinko taškų ir galiam mums pasako, taigi paplojam dirbtiniam intelektui. Bairio policija, ar legalu naudoti dirbtinį intelektą humoro renginiuose dabar Lietuvoje? Jeigu neoficialiai viskas legalu, jeigu jo, šiaip kaip kartais tau legalu, nes tu iš komedijos išėjai, tai galima tau. Jūs būtumėt labai geras teisininkas, kai paklausė ar legalu ar ne, jūs sakot, jeigu neoficialiai, tai legalu. Labai geras atsakymas. Taigi ką, trečias mano, šitas bairis yra per žostkas ir aš manau, už jį mane pakencelins jau 10 kartą iš eilės ir neįleis ne tik į Seimą. Taigi ką, važiuojam. Ką sako Mantas Grimalis ir Airidas, kai pisa mirusią žmogų? Pralaužk vieną šaltą. Šitą bairį mes norim skirti Agnijai Jagelavičiūtei. Dėkui. Ne pirmus metus komedija. Šiaip gal perduokit Agnei vaistinėlę, bet gal nebereikės jau iš tikrųjų, nebepadės. Tai kiek jūs vertinat? 10 buvo. Dirbtinis intelektas, tikiuosi, jūs viską fiksuojat. 4 bairis, važiuojat. Nu, supratau. Palaukit. Girdit, pa šito bairio kuningas net pradėjo specialų egzorcizmo seansą prieš mane. Iš Morzės abėcėlės čia reiškia, plaukit? Man patinka vaikai. Taip? Ne, nepatinka man. Ai, gerai. Tikiuosi operatorių mes nufilmavom, kad jis sako, kad man nepatinka vaikai, kad teisme būtų įrodymas. Gerai. Važiuojam. Taigi ką, 4 bairis. Dominikai, jūsų, kaip sakoma, įėjimas. Dėkoju, Olegai. Prašom. Atvažiuoju aplankyti mamos, žiūriu, verda kažką. Sakau, ką čia verdi? Sako, bulves. Sakau, ne. Tu verdi bulves. Ne, apie mamą negalime juokauti. Yra normas šitam renginiui, Dominikai. Nu čia ne apie mamą. O, 6 balai. Žiūrėk, kaip 2 bulves. Jūs kelkit taip aukštai, kad pamatytų Liliputas, kuris sėdi gale, nes šiandien pakvietėm Liliputą, taigi... Paplokit Liliputai. Paplokit Liliputai. Jis jau pastalų. Oi, kur pabėgai? Ir... Kur geriausia pasaulio... Čia 2 dalių bairis. 2 dalių tai reiškia 2-part joke. If you are watching us in English. I will translate this bair later. Don't applaudisment me. Kur geriausia pasaulio ūkininkai? Jūkose. Nu, nes ūk ir šitą. A kas geriausias ūkininkas Lietuvoje?
Arūnas Valinskas, nes jis jau 30 metų supuvusius svagūnus parduoda kaip auksinius. Nu, taip. Sakėm, nejuokausim apie Žilvino merginą daugiau. 6. Aš mažiau pastatyčiau. Aš fiksuoju 5, aš nuėjom balų. Ant Valinsko negavau. Ant Valinsko negavau. Kiek Dominikas gavo prieš tai? 8 gavo. 8 gavo. Nu, objektyviai. Gerai, Dominikai, 5 bairis. Prieš paskutinis. Atsiprašau labai, ar čia legalu, kad jau varpai skamba 10 minučių? Ar ant tiek turėtų būti? Palaukit. Arba kažkas vasaros praktiką atlikinė. Mes pamiršom pranešti, čia paskui mišios bus po renginio, tai nepadėkit niekur. Paplokit, kas iš Vilniaus. Čia kai nori aplodismentų paplokit. Šiaip šitą labai gerai. Tiesiog paplokit, galim tiesiog paplokit. Iškart vaidelis, linksmiau. Jo, per gedulingus pietus labai gerai. Dominikui +2 taškus pridėku šitą, paskatinu. Ačiū. Tai ką, važiuojam, 5 ėjimas. Kalbu su draugu vakar. Sako jis man, kur dabar padangų didžiausias pasirinkimas? Sakau, nežinau, gal padangiai. Penki. Kur geriausia ilsėtis, čia irgi 2 dalių bairis, pasiruoškit. Jis biški, mano. Kur geriausia ilsėtis dainininkų Stano? Delfinariume, tarp savų. Kur geriausia ilsėtis Jėgilavičiūtei? Ramybei. Prigavau jūs, prigavau. Kaip teisėsauga prigavo Bartasevičių. 7. Tai po 3,5 už abudu. Aš manau, kad po 3,5. Po 3. Dirbtinis intelektas, užrašykit, prašau, po 3,5. Taigi ką, 6 bairis, Dominikai, prašau, pradėkite. Pasišau labai, bairio policija, ar turit pastebėjimų? Labai daug pastebėjimų turiu. Gerai, važiuojame toliau. Dominikai. Man gimė vaikas ir buvo labai storas vaikas, nes akušerė sako kūdikis. Devyni, ačiū mūsų vertinimo komisija, humoro policija. Čia tikrai 9 ar apirsta 6? 9, okei, fiksuojam 9. Kaip atsiprašau labai, ten kyla diskusija, sakykite, prašau. Ar tikrai kūdikis storas buvo, klausit? Viskas gerai, aš irgi dušęs, galit man paaiškinti. Suleknėt. Ir kas juokinga tame? Aha. Nu čia jau ne tu sprendi šiandien. Žinokit, gaunat vieną įspėjimą, dar toks. Padėkit prie to žmogaus. Fiksuok auto įvykį. Tik 25 metrai turi būti nuo transporto priemonės. Nes čia buvo avarija, ką jūs pasakėt. Gerai, kitas yra mano mėgstamiausias ir aš jį atnešiau, kaip sakoma, prie stalo. Man atrodo, kad labiausiai neišnaudota humoro niša Lietuvoje yra Šimonytės tarpas tarp dantų. Mes norėjom pakviesti Ingridą į svečius, bet jinai pasakė, kad eina pas dantistą. Beje, kai jinai taiso dantis, jūs dažniausiai tai visi žinot, nes kam šiai mieste nes vyksta remonto darbai. Labai ilgus. Atsiprašau, 7, objektyviai. Objektyviai. Nu, Nes geri bairių tokio ilgio būna. Ką tu pasakei? Tokio ilgio buvo.
Objektyviai. Kaip Lastausko tekstai. Nu jo, jaučiasi dabar, kad per ilgas buvo. Kaip tarpas. Bairis apie mamą. Taigi ką, kaip sakoma, paskutinis šūvis. Bičias sutrikampis. Bičias rimtai sutrikampis. Man bais, kad iš jūsų man. Jūs jaučiat, Gvario policija, kokį gali jūs turite? Aš... Tuoj čiūvas sakys, surakink mane, pavadink mane nusikaltėliu. Ir Dominikas jam, tu mano nusikaltėlis, tu mano... Man atrodo, jis jau pats tam linksminasi su to trikampiuku. Ai va, šitas dar buvo. Sakau draugui, pradėsiu verslą. Sako, o nebijai nuostolių? Sakau, ne, tik antstolių. Čia mes gražiai susitarėm. 3. Gaunat po 1 balą iš vertinimo komisijos. 3. O kodėl tik vienas žmogus? Negirdėjot, kad dabar Varna pasakė ir man atrodo, iš Varno kalbos tai reiškia labai nejokinga, taip? Kas studijavo šią Varno kalbą? Yra tokių? Ten, mergina, man atrodo, ne visą laiką ranką kelia. Tu bet ką pasakyk, ten, taip, ar yra kas dalyvavo holokaustą, jinai pirmą kels ranką kažkaip. Šitaip. Nelegalu. Atimkit jam vieną. Artificial intelligence. Atsiprašau, aš neturiu galės čia. Taigi ką? 7 mano paskutinis šūvis, kaip vadinasi troleibusas, kuris neatvažiuoja. Troliai nebusas. Nes nebus. Arba 17, nes jis šiandien neatvažiavo. Nu čia, kas gyvena Žirmūnuose, supras. Prie žiedo. Kas išgyveno Žirmūnuose? 3. Atsiprašau, pakelkite aukščiau, kad matytų Liliputas. Jūs ten matot gale? Taip. 3 balai. Labai blogas bajeris. Objektyviai labai blogai. Išėjo ir vėl. Taigi ką, dirbtinis intelektas, atsiųskit prašau man į Messengerį, kiek mes ką surinkom balų ir aptarsime mūsų pirmą turą. Pirmo turo rezultatai. Paplojam, montaže žiauriai gerai atrodys. Viskas? Taigi ką, sakykite prašau, kiek gavo Dominikas? Dominikas gavo 43 komisijos. Wow. Dominikai, 43 komisijos balai! Ačiū. O kiek gavo Olegas? Bet taigi 10 maksimum. Viskas gerai. Ne? 47 komisijos balus. Dabar Bajerio policija, pasakykite, kiek jūs galutinai vertinat. Bet mangi dar pridėjo 2 balus policija. Viskas Tu pridėjai mano balus, tu pridėjot mano... Viskas paskaičiuota, dirbtinis intelektas dirba nepriekaištingai, skirtingai nuo jūsų. Aš jūs paklausiau, kiek mes vertinam galutinai. Aš manau, reiktų pradžiai išlyginti rezultatą, tai abu po 17 balų. Taigi ką, pirmas turas, Dominikas 17, Olegas 17. Einame. Beje, čia labai gerai sutampa, nes čia yra amžius mūsų merginų. Taigi ką? Kartu sudėjus. Fu. Absoliučiai fu. Mano 16. Aš nekaltas. Nekaltas? Man nepatinka šitie bajeriai. Pakelkit 10, taip, o kitoj pusėje parašykit, nubraukit 0 ir dar prie vieneto parašykit 2 ir dar 2 ir skambykit 112. 1, 2, 2?
Čia bairių policijos numeris. Nu, aš žinau, kad tau su lietuvių kalba sunku, bet kad su lietuvių skaičiais sunku irgi kažkaip. Skaičiai yra arabiški. Ne, pas mus lietuviški. Jeigu jūs nežino, pas mus Lietuvoje lietuviški. Lietuvoje lietuviški Teisingai, Lietuvoje lietuviški skaičiai. Taigi ką, mes dabar einam prie vizualinių bairių. Antras turas vizualūs bairiai paplojame! Bairio policija, ar turit pastebėjimo prie šitūro, gal kažkokių tai, nu galbūt, ko jūs norėtumėte iš antro tūro? Norėčiau, kad būtų vizualių kažkokių priemonių jo antrą. Be abejo. Gal kažką įnešit vizualaus, kažką, kad būtų akytai pažiūrėt kažką vizualaus. Akytai pažiūrėt? Jo, akytai. Kaip pas akių daktarą, tikriausiai. Jo. Aha. Taigi ką, gerai, Dominikai, pradedam antrą turą su vizualų bairiu ir ką, važiuojame pirmas bairis. Taigi, pirmas mano vizualus bairis yra štai toks. Abrikosas čia viršui, o apačioje yra abrakadabrikosas. Matot visi, ne? Geras. 7. Yeah. Ačiū. Mano įėjimas. Šitą bairį aš taupiau 17 metų. Taigi ką, pradėkim. Tai yra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 9, beveik kaip Cristiano Ronaldo numeris arba Rolando Mackevičiaus IQ. Šiaip ant radistų negalima juokauti, yra toks įstatymas. Ai, aš nežinojau. Jeigu ne jie, tai nebūtų čia mūsų. Nes nebūtų iš ko pizduoti. Gerai. Ačiū Jums labai už pastebėjimą, Bairių policija. Jūs esate kaip visą laiką labai argumentuotai tikslus ir man labai patinka jūsų argumentavimo logika. Gal jūs turite advokatų kontorą? Ne. Ačiū labai. Aš taip ir žinojau. Nes man kaip tik nereikia advokato dabar. Taigi ką, antras turas. Antras bairis ir antras vizualus bairiukas. Dominikai. Jūs žinot, yra cigaretės Camel, o čia yra lietuviškos cigaretės. Kumel. Su arkliu. Bairių policija, sakykit, prašau, ar turite pastebėjimą? Aš turiu žinoti apie cigaretės, jūs nepilnamečiai. Kaip jums rezonavo šitas bairis. Atsiprašau labai, a kiek jums metų? 18. Jau rūkat? Veipinat? Paspirtukais važinėjot. Supratau. Taigi prasidėjo mūsų rubrika Jaunimo banga. O gal tik tokinat? Ne. Gerai. Taigi ką? Aš turiu verslo idėją į paspirtuko rankeną į kištaikosą kraut. Gal norit, kas norėsit investuoti, ant kortelę galima prie šito mūsų turgelio. Dėkui labai už pastabas ir jums, ponas, Amano antras bairis antram ture. Taigi ką, langų valymas. Čia IT. IT-šnikam manau. Čia palaukit. Kas turi kompiuterius. Aš dar turiu prie langų valymo, aš dar papildžiau, kad būtų, nebūtų seksizmo, nes čia vyras, matot? Pas mane dar yra toks pats, tik kur moteris valo. O kad moterį dirbtiniu intelektu visą vakarą vadini, tai čia neseksizmas. Atsiprašau labai, dirbtinis intelektas, ar jūs pykstat? Taip. Neatsakinėkit už moterį, Dominikai, todėl langų valymas, čia aš sulyginau, kad nebūtų tik vyrai ant scenos, kaip dabar. Kiek balų? O lygintuvas kur? Ne, rimtai. 5. Yes. Dirbtinis intelektas, užrašykit man 5. Ne pirmas mano 5 gyvenime.
Taigi ką, Dominikai, trečias vizualus bairis. Čia gal paduosiu ir galit prasiųsti, nes gal nesimatys iš tolo. Čia toks, čia Janutienė tokį bairį papostintų į savo Facebooką. Va. Laisvės alėja, ar tikrai? Matot? Ir policija. Gerai, ir visų. Man atrodo, kad žmonės nesiveikia ne dėl to, kad nemato. Va, dabar juokiasi. Ačiū tau. Pataisai situaciją. Prasiūskit gal prarankus. Prasiūskit. Man atrodo, kad Dominika dovanas, čia žinot, kaip tėvas dovanojo video magnetofoną 2024 metais, kur tipo labai nereikia, bet dovanojo. 5. Nu gerai. Nu tipo laisvė, matai. Bet aš 3 nuotraukas. Aš paaiškinsiu jo bairio mintį. Jis turėjo minėti, kad laisvė ir ten policija tipo nelaisvė žmonės. Supakojo žmogų laisvės alėje ir tipo nelaisvė. Matai, net motociklas išvažiavo po šito bairio. Bairio policija, ar jūs turite pastebėjimų? Ne, aš matau, bus geresnių. Tada turėsiu pastebėjimų. Gal susitarsim? Tikėkime, kad bus geresnių. Taigi ką, galit tą vizualų bairių suplėšit? Mes iš manęs parūkyt galime. Laikykime tvarkos ir teisingumo. Čia yra bairis šio laikinis jaunimas. Penki. Mes pasitarėm. Daugiau turi būti. Tai bus revoliucija. 7. Palaukit, aš matau, kad salėje dar vyksta diskusijos. Sakykite, ar tikrai 7? Dar daugiau. 5. Yra ir šunės, ir laikai. Nu, matot, jeigu jūs šunį pastatysit mažiau negu 5, jūs nužudys Dievas dabar. Yra tokios taisyklės. Taigi ką? 7. Dirbtinis intelektas, rašykim 7. Rašykim 7. Taigi ką, turim po paskutinį, kaip sakoma, šūvį. Ne, daugiau dar liko. Man 2 dar liko. Ai, atsiprašau labai. Dar po 2 šūvius padarom ir antras turas baigtas. Taigi ką, Dominikai, važiuojam. Aš irgi traukiu bairį su šunim, nes šunis yra visada smagu. Tai va, čia yra mano šuo ir jis žino daug komandų. Arsenalas, Juventus, ten ir taip toliau. Prasiūs gal ir šitą. Šitą galiu. Prasiūs gal. Į tą pusę viskas. O jis daugiau žino? Dabar supratau, bairį. Jūs, Dominikai, galim gal paaiškinti, gal ne visi suprato. Nu, tu paaiškink, aš nelabai supratau irgi iš tikrųjų. Komandų jisai sužaidė su komanda, jis yra, dvigubas paskirties žodis. Supratau. Važiuojame toliau. Bairio policija, ar tu pastebėjai? Čia Kislekas rašė šitą bairį? Mes kartu rašėme. Gerai, supratau. Nu, jis parašė mano šuo, o aš parašiau žino daug komandų. Čia Mindaugas Papainigis. Atsiprašau labai, 8? 8. Bairio policija turit pastebėjimą, matau. Tiek daug. Begalybė. Gal 7, žinok, geriau. Gal 7, žinok, geriau. 7. 7. 7. Aip. A, tipo, nuspręsi dar. Papai. Dar spręs dar, bičias. Surat, papai, nigis. Gerai, kad aš su žodžiu nigis dar nieko nepadariau. Aš jau galvojau apie tai, bet jau ne tik pagalvojau. Gerai, iki ką, o dabar tikrai paskutinis kontrolinis, kaip sako vienas garsus Lietuvos dainininkas, šūvis. Dominikai, šaukite, tik netiesiogiai. Aš sukūriau logotipą appsui, kur žvejai gali klausyti muzikos per žvejybą.
Spotify. Ačiū. 10? Iki 10, Sakė dar 10. pakeliam iki 10. Nes aš 10. nuo Olego nuėjome vienu taip pat, aš adekvačiai buvau. Pirmoji dešimkė Dominiko gyvenime. Paplojam Dominikui. Yeah. Kartais būna, žinokit, smagu už draugą, kai draugas pasako arba šauna neblogą bairį. Taigi ką, mano paskutinis šūvis, tai vadinasi pastiprintas stiprintuvas. Čia labai mažas jungtis, stiprintuoju. Atsiprašau labai, mes nematė visi, galit visiems parodyti? Žmonės tikrai siunčia bairių per rankas ten. Nepatikėsite, bet šiandien antram vizualiam ture mes turim lygiasias 38-38! Wow! Yeah! Pridėkim biškį neadekvatumą šį vakarą, nes iš ko iš manęs neadekvatumą niekas nesitikė. Koks nuostabus viskis. Su myžalais biškį atrodo. Aš taip ir užsisakiau. Teinu pas barmeną, man viskis su myžalais. Jie sako, mes kaip tik čia pardavinėjom Wolfą Engelman. Mūsų rėmėjas šią vakarą. Mūsų rėmėjas Wolfas Engelmanas. Prekiaujam ir Rusijai, ir Baltarusijai. Ne tik Rusijai. Man patinka, kad bičias visą vakarą sėdė su to trikampiuku absoliučiai ramių veidų. Toks taip, jo, taip ir turi būti. Man bairių policija davė trikampiuką, nes įvyko auto įvykis ir aš rimtai dalyvauju šitam žaidimui. Toj mes eisim gaudyti Pokemonus, blėt. A, jūs neturite teisų? Peškomobilį, kaip gerai jūs sakote, vaikščiu pėsčiom. Paplojam už šitą nuostabų žodžių derinį. Jis turbūt dar sako ir... Tikriausiai jūs sakote iš tų žmonių, kurie sako labukas neironiškai. Actually. Like literally. Ne, literaliai nebuvo su žirnių pienu. Gerai, atleiskite už mūsų nejuokingus bairius, o dabar bus dar nejuokingesni, nes tai yra trečias turas, paplojam bairiai laikų ir vietoje. Ir kadangi laikų ir vietoje mūsų remia žinomas brandas Casio, paplojam mūsų rėmėjai Casio. Aš manau, nieks nepatikėjo, nes aš pas netikėjau tom. Nes tai netiesa. Kam tikėti netiesa, kaip sakoma. Ir kas pradėjo? O krepšininkus remia Casio. Čia aš ką tik pradėjau trečią turą šiaip. Labai smagu, kai žmogui gerai su improvizacija. Labai atsiprašom, mūsų žavi draugai praeis. Kaip praeina mūsų jaunystė? Kiek už šitą? Ne, tai aš nepradėjau dar. Pradedam. Taigi taisyklės trečiojo turo. Labai atsiprašom, kad neįvedėm jūsų kontekstą, bet toj įvesime jūs į ką? Į Kokia mirusi publika? Nu dar kartą, Nu gal čia aš durnas. Taigi ką? Ką aš noriu jums pasakyti? Jūs pasakote vieną žodį ir mes tam žodžiui turim 10 sekundžių sugalvoti bairį. O laikrodį šiandien vaidmenį atliks bairio policija, kuri darys... Kaip daro laikrodis? Gali dar kartą pakartot? Ne, taip kerpa. Dar kartą? Čia irgi kerpa. Atsiprašau labai, suderinkim dar kartą laikrodžius. Labai gražiai skamba laikrodis, paplojam laikrodžiai.
Nedaužyk mikrofoną, o daužyk Žilviną merginą. Taigi ką? 1, 2, 3, sakykit žodį. Dovilė, važiuojam. Ai, kodėl aš telefoną žiūriu? Aš sugalvojau. Dar nepraėjo. Praėjo. Kaip vadinasi mergina, kuri studijuoja muzikos akademijoje? Do, re, mi, do, Vilė. Keliam balus. Kaip vadinasi, apalauk, mes tipo vienas ir abu. Tuoj balus parodys. Su to pačiu turim? 2. Su to pačiu žodžiu. Su to pačiu? Ai, 2. Gerai. Taip, Dominikai, aš 2 gavau. Kaip vadinasi Dovilė, jeigu yra Siamo dvyniai? Duovilė. Gerai, aš noriu pasitaisyti. 7. 7, jau. Galiu pasitaisyti? Duosit man antrą šansą, kaip sako Artūras Zokas kiekvienus rinkimus. Kaip vadinasi mergina, kuri dirba pizzerijai? Dodo Vilė. Nes yra Dodo pizzas. Supratat? Paliekam tą dviejatą. Gerai, paliekam dviejatą. Gerai, taigi ką? No. Kodėl aš taip anksti išėjau su to Dovilė? Man pasirodė juokinga. Do, re, mi, fa, so, la, Dovilė. Blemba, netoks jis, tikrai nedu. Jau paleisk. Viskas. Jau turiu, gerai, 2 tai 2. Kaip sako prostitutė prie stoties. 2 tai 2 vyrai. Taigi ką? Blogas bairis? Pakankamai. Man labai patinka šitas bičias. Jis iš belenko iš principo jokiose. Aš manau, jis per gidulinkus pietus irgi taip pat. Sėdi. Štrūdelis. Vėran kaip jokinga. Ačiū tau. Paploja. Koks jūsų vardas? Kaip? Valentas? Paplojam Valentui. Valentas neseniai įstoja į partiją drąsos kelias, nes šiandien atėjo su violetinė apranga. Taigi ką, linkėjimai Deimantei. Čia labai senas bairis, kurį atsimena tik labai seni žmonės, kas prisimena Garliavos skandą. O, kokia publika! Vo, čia yra nusiteikimas, toj mes okupuosim Lenkijos kraštą. Deimantė yra labai brangi mergina. Gi sakiau, 80% Lietuvos BVP. Kai Dominikas išvažiuoja iš šalies, visi sako, kad išvažiuoja pagrindinis komedijos kapitalas. Taigi ką? Tu rūkai šitą šūdą. Aš noriu dar parodyti, ką rodo Žilvinas. Ką rūko Žilvinas. Žilvinas rūko vaipą, kuris, padarytas kaip pypkė. Kad jūs suprastumėt, ant kiek Žilvinas ta prasme, o taip va. Ramių veidų, ta prasme, bičias va. Čia atrodo pypkė. Ne, kaip vaikas mažas. Jis yra Bairio Sherlockas Holmesas. Daktaras Veipsonas. Kur pirko? Tau klausimas, ne kiek metų jis gaus kalėjime už šitą, o kur pirko? Areštuokit ją ir jį. Keisas išspręstas. O kaip mums šiandien sekasi Baker Street? Čia toks būtų, žinot, lietuviškas Sherlockas Holmesas, kuris nichuja neišsprendžia, bet vaipina. Sėdė su draugeliu pozicijos komisariate. Seniai, pizda, mes nieko neišspręsim. Kažkas pavogė paspirtukų per kulkelį. Gerai, koks kitų žodis? Regitra. Važiuojam.
Aš turiu. Tu dar laiks. Kaip vadinasi, Baigęs, gerai, kaip baigęs vadinasi regitra, kurį baigė muzikos mokyklą? Do, re... Gitra. Aš žinojau, kad prieš tai chujovas bairis yra gera investicija į ateitį. Pakeliam. O, 8. Gerai. Nu, ne pirmas ir ne paskutinis 8 mano gyvenime, kaip sako teisme nusikaltėlis. Čia teisėjas. Nes teisėjai nusikaltėliai. Ne pirmas ir ne paskutinis 8 mano gyvenime, kaip sako teisėjas teisme. Matai, neveikia. Jo. Taigi ką, jūs sakykite, Dominikai? Kaip vadinasi regitra girtiems vairuotojams? Regirta. Visi po šio vakaro ten važiuosim. 9, paplojo! Dominikui, kuris Wow! Oi, čia Rolandas vėl, atsiprašau. Labai gerai. Koks geras vakaras be beatboxo? Bet koks. Bairio policija. Aš apie Dovilės galvoju vien. Kaip vadinas moteris, kuri išnaudoja vaikus, te Dovilė. Bairio policija gavo balą. Aš savo atsidėjau. Labai dėkojame. Ne pirmą kartą Bairis apie pedofiliją gauna 10. Tokia mes esam šalis. Mes mėgstam žostkus Bairius. Taigi ką? Einam. 3 Bairis. Važiuojam toliau. Aš sugalvoju apie Širinskienę. Galima? Aš sugalvoju apie Aš dabar pirmas noriu. Jis pirmas. Nu gerai. Kaip Širinskienė vadintųsi, jeigu būtų vietoj Živilės Pinskuvienės? Širvinskienė. Živilė Širvinskienė. Širvintų rajono Živilė. Mums, kaip sakoma, Živilės fanai jau bėga iš aikštės, nes jie supranta, kad pralošinėja. Taigi ką, sakykit, prašau, koks jūsų vertinimas? Oi, prašaukit, aš dar ne... Čia jo Bairio. 4? Palaukit. Sakykit. Blemba, aš per 2 sekundės sugalvojau. Kiek dešinę vertinu? Pasitarkit visi, pasitarkit. 8 rodė, 8 sakė, 7 sakė. Greit vidurkį paskaičiau. Apie 6 gavot. Ką kairė? Virtualiai asistentė Ieva, paskaičiuokite vidurkį. Šiaip, blėt, mes galėjom nedaryti šitų lentelių, nes žmogus turi 10 pirštų, realiai. Realiai mes prapisam kokių kem eurų ant šitų lentelių. Jo, tu pradėjai nuo 8 ir 6 po to padėjai. Aš atsimenu, jo. Jūs čia geras pastebėjimas jūsų. Kieno jūs Man telefoną... atrodo, tau tą pipkį reikia duoti. Kienogi numerį jinai diktuoja šitą žavingą panelę. Gerai, aš dar turiu apie Agnę Širinskienę. Agnė Širinskienė yra vienintelė Seimo narė, kurie net jeigu ir išeis iš Seimo, jinai vis tiek turės neliečiamybę, nes nieks jos ir taip neliečia. Bairis toks ad hominem. Kiek? 9. Wow. Pirmą kartą Agnė Širinskienė gavo 10. Ai, nors meluoju, per tikybos pamokas į jas visi 10. Taigi ką, 4 bajeriukas, sakykit žodį! Rožė. Žinau! Ir jau visi sėdi jau.
Ble, tėvai, apie rožę mes tau tikrai pasakysim kažką apie tavo tėvą ir kad jis kažką daro su lytiniu organu. Ne, gal kitas žodis, nes čia per... Gerai, aš turiu iškart. Tai nereikia laikrodžio? Taip. Reikia laikrodžio. Pro kur žiūri Man reikia. Palangos verslininkai? Pro palangus. Gerai. Kaip vadinasi Palanga, kuri baigia muzikos mokyklą? Do, re, mi, fa, so, le, si, Palanga. Yragi tokia nata. Pa. Kodėl nėra natos pa? Pa. Žiūrėkit. Do, pa. Jau yra. Keturi. Čia teigiamas. Nu, tipo. Ten čia sako 3. Gal pastarykit 3, nes jis labai užtikrintai pasakė 3, lyg tai jisai tiksliai žino, kad čia yra 3. 3. Jis net nemirksėjo, jisai. Čia yra 3. Jisai, žiūrėkit, jeigu žmogus žinantis sako, dirbtinis intelektas paskaičiuojam 3. Pataisomi 3. Pataisoma 3. Dominikai, ar jūs turite su Palanga? Kai eini Palangoj ir matai, kad yra šulinys atidarytas gatvėje, tai sakai Palanga. Devyni! Dominikui paplojam 9. Arba vyro užpakalis. Arba moters. Nu, nes mes neseksistai. Ne, už šitą netimkit, prašau. Šitą, kaip sakoma, mes iškirpsim, ką sako geras chirurgas prieš apendicitą. Šitą pamatysit Contribui, jeigu prenumeruosit. Ar neturit? Atsiprašau, jūs su kom dabar kalbate? Neturit Contribui? Mes neturim Contribui. O Virgis Takėnas turi Contribui. Taigi ką, paskutinis bajeris paskutinio tūro. Mes nepalaikom genocido. Aš norėjau tiesiog. Ir ką, 1, 2, 3, žodis. Kaip? Žilvinas. Ne. Čia ne žodis. Čia ne žodis, čia vardas. Kaip vadinasi Žilvinas, jeigu būtų alkoholinis gėrimas? Žilvinas. Iš mandagumo to ploja žmonės. Kaip vadinasi Žilvinas, kuris užsikrėtė... Oi, palaukit, atsiprašau. Živ. Nu, objektyvu. Bet aš tikiuosi, mes čia kalbam apie Žilviną, apie šitą Žilviną. Grigaitė. Ne, mes kalbam, aš norėčiau tiesiog patikslinti. Iš visų Žilvinų jūs turėtų omenyje konkrečiai šitą. Ai, tai gerai. Kaip vadinasi Žilvinas, kuris turi viršsvorę? Žilvinas. Aštuoni. Taigi yra begalybė. Aš noriu pasitaisyti. Prašau, Dominikai, pasitaisykit. Kaip vadinasi Žilvinas po sekso su Fredžiu Merkuriu? Žyvinas. Ačiū už renginį, ačiū, kad jūs ten išėjimus, ten įėjimus. Išėjimas ir Į tavo... įėjimas. Tęsk. Važiuojam. Ar jūs pataisysit, Dominika? Bajerio policija, ar mes leidžiam? 7. Yes. Objektyvu.
Objektyviai. Taigi ką, Žilvinai, ar galite susumuoti ir reziumuoti mūsų paskutinį improvizacijos turą, kol dirbtinis intelektas skaičiuoja balus? Žilvinai, sakykite, prašau. Aš skaičiau, paskutiniai bairiai gal buvo nejokingi visiškai už... Tada... Aš dar noriu pasitaisyti. Sakyčiau, paskutiniai bairiai buvo per riebus. Žilvinas, jeigu neprimato žilvinas. Per riebus paskutiniai bairiai buvo. Kiekvieną kartą, kai Žilvinas sako, išspręskit riebusą, Žilvinas labai įsižeidžia. Toks, kas riebus? Nu, sorry, mes... Jūs suskaičiavot? Nu, kągi, ar mums atsiuntė taškus? Tik ką, dirbtinis intelektas man atsiuntė taškus. Taigi ką, mes turime beprecedentinį. Wow! Dominikai, kada paskutinį kartą jūs gavote gerų naujienų? Vakar. Kokia tai buvo naujiena? Neatsimenu. Tikriausiai jums pasakė daktaras, kad jūs nebesargat Alzheimeriu. Jo, bet aš pamiršau tai. Surišam durną bairiuką. Taigi ką, Olegas gavo 31 tašką, dėkui jums visiems už 31 tašką, tai yra vieni iš smagiausių taškų mano gyvenime, kaip sako Jonas Valančiūnas. O Dominikas gavo 38 taškus! Čia aš sustabdžiau. Kaip man skaudėjo ausis dabar. Taigi ką, bairių policija, jūs turit paskelbti rezultatus. Kas laimėjo šį žaidimą? Galutinis rezultatas kol kas, jeigu jūs nieko prieš, dirbtinis intelektas irgi paskaičiavo, Olegas gavo 116 taškų kaip Los Angeles Lakers kažkada tai, o Dominikas gavo 119 taškų. Geriau girdis, kai išjungiu. Taigi ką, bet kadangi pagal mūsų taisyklės laimi tas, kas paskelbė laimėtojų bairių policija. Taigi bairių policija jums, kaip sakoma, paskutinis... Patepimas. Mano venerologas sako, paskutinis patepimas. Olegai, išvažiavom. Tai kągi, bairių policija. Vos nepavadinau jūs dirbtiniu intelektu. Atleiskite, bairių policija, ir nebauskit manęs. Taigi ką, bairių policija, sakykit prašau, ką jūs galvojate? Aš norėčiau 5 taškus pridėti Dominikui. Ačiū jum. Ačiū. Nes jis mano gimtadienį nepamiršo ir pasveikino. O to neparašė. Pala, rimtai? Jeigu objektyviai žiūrim. A kada buvo tavo gimtadienis? Tada, kada pasveikinau. Taigi ką, jeigu mes pridam 5 taškus Dominikai, tai Dominikas laimi 124, o Olegas lieka su 116 balų. Taigi ką, norim padėkoti visiems žiūrovams, ačiū, kad atėjote, paplokit patys savo. O mes atsisveikinam su mūsų YouTube žiūrovais. Ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai statykit like, share, subscribe, donate $1 million to Žilvinas Kerbelis sąskaita LT 9111 0044 0001 112. Paskyroj rašykite spurgom. Taigi... O jeigu yra YouTube kanalas, kur apie maisto receptai, tai reiks subscribinti. Taigi ką, ačiū visiems, ačiū, kad buvote. Iki Žilvinui, paplojam! Paplojam mūsų nugalėtojui Dominikui! Ačiū, iki!